Labą dieną. Sakau visiems čia susirinkusiems gyvai Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mėginu patekti į kadrą. Taip pat sveikinuosi su visais prisijungusiais. Labai džiaugiuosi, kad štai po Velykų turime progą susirinkti ir išklausyti dar vieno pranešimo. Šiandien pranešimą skaitys Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas daktaras Juozapas Paškauskas. Kaip turbūt daugelis gal matėte skelbimą, jo pranešimo tema yra XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios darbininkų autobiografijos, socialinės klasės kūrimas ir atmintis. Tai ilgai nedelsdama pakviesiu pranešėją perskaityti pranešimą. Kaip ir visada anksčiau esame darę, galima klausimus užduoti gyvai, galima tuos klausimus rašyti pokalbių lange. Stengsimės, jeigu tiesiog dėl to, kad geriau girdėtųsi, čia užduodamus klausimus persakysiu, kad dar kartą, kad jie būtų geriau girdimi, kviečiu pranešėją pradėti. Ir šitą. Tai dabar mato šitas skaidrės. Sveiki, ar matote skaidrės? Būtų gerai, kad nuotoliu prisijungusiai kas nors patvirtintumėte, ar matote skaidrės. Taip, matome, matosi. Gerai, ačiū. Tai laba diena. Malonu čia būti ir kalbėti apie autobiografijas, kurias paliko XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje darbininkų sluoksniui priklausė vyrai ir moterys. Sakiau, tai savotiška mano podoktorantūros stažuotės tyrimų apžvalga. Tad šiandien kiek plačiau pakalbėsiu apie moterų darbininkų autobiografijas, palyginsiu jas su vyrų darbininkų autobiografijomis, o pradėsiu nuo to, kuo šis istorinis šaltinis autobiografija yra specifinis. Tai dabar trumpai apie šaltinius. Iki Pirmo pasaulinio karo, kuris tradiciškai yra laikomas XIX amžiaus pabaiga, darbininkai nepaliko daug rašytinių dokumentų, liudijančių jų asmeninės istorijas ir patirtis, taip pat tendencijas, kurios palietė visą socialinę klasę. To priežastis akivaizdžios: sunki ekonominė padėtis, žemas raštingumo lygis reikalingas tokiems dokumentams sukurti, kartais net fizinės erdvės, kur rašyti, nebuvimas arba laisvo laiko, kada rašyti, stoka. Todėl neretai pagrindinis šaltinis, leidžiantis kalbėti apie to laikotarpio XIX amžiaus pabaigos, XX pradžios darbininkų gyvenimą ir kasdienybę, dažnai tampa ne pačių darbininkų, o aplinkinių žmonių parašyti tekstai, pradedant kairių aktyvistais ir baigiant valstybinių ar net anuometinių komercinių institucijų tekstais. Tačiau darbininkų ekodokumentinė atminties korpusą koreguoja dokumentų masyvas, saugomas Lietuvos ypatingajame archyve, Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos institute, fonde 3377, kuriame yra saugomi per 9000 atsiminimų. Jeigu būti tiksliam, tai 68 apyrašuose yra 9123 bylos, iš kurių, taip grubiai tariant, virš 200 yra naudingos, kalbant apie XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pradžios laikotarpį. Šiose bylose dauguma tekstų yra įvardinti autobiografijomis, o dauguma šių autobiografijų autorių, tai XIX amžiaus antroje pusėje gimė, kartais net ir pradėjo dirbti asmenys. Autobiografijos, kurias galima būtų vadinti ir atsiminimais, ir memuarais, šio fondo sudarytojų buvo suprantamos gana plačiai. Čia yra ir memuarų, ir prisiminimų,
ir žodinio interviu, asmeninės dosie, laiškų redaktoriui, laikraščio iškarpų ir kitų žanrų tekstų. Dalį tokių autobiografinių tekstų galima laisvai vardinti ir propagandiniais ar ideologiniais. Pavyzdžiui, ryškūs pavyzdžiai tai proginiams įvykiams sukurti tekstai, ten prisiminti vieną arba kitą jubiliejų, kuris dar, ir tie tekstai, ypač jeigu jie dar buvo spausdinami anuometinėje spaudoje, pavyzdžiui. Teoretiškai tokia stilių įvairovė nemaišo dirbti, juolab autobiografijos žanro apibrėžimuose iki šiol yra gana įtakinga Karlo Weintraubo pozicija, siūlanti autobiografijos suprasti itin plačiai, kaip rašymą ir kalbėjimą apie gyvenimą apskritai. Kaip istorikui toks įvairus ir eklektiškas šaltinių korpusas pasirodė įdomus, nes leido kalbėti ne tik apie XIX amžiaus epochą, tačiau lygiagreta aiškintis ne tik kaip sovietmečio istorijos politika formavo atmintį apie minimą XIX amžių, tačiau ir kaip formavo darbininkijos sluoksnių įvaizdį. Ir dabar truputį apie šaltinių atsiradimo aplinkybės. Dauguma aptariamų šaltinių sukurti praeito amžiaus 6-ame dešimtmetyje. Šis laikotarpis svarbus, nes žymi tam tikrą paradigminį lūžį sovietinėje istoriografijoje, kai imta atsisakyti stalinistinės istorijos sampratos, turėjusios būti kabutėse objektyvia ir paremta kabutėse oficialiais dokumentais. Destinalizacijai pasiekus aukštumas, akademikas, diplomatas ir pats atsiminimų rašytojas Ivanas Maiskis Visasąjunginėje istorikų konferencijoje 1962 metais teigia, cituoju: kodėl memuarų literatūros klausimas vėl tampa didžios svarbos? Egzistuoja paplitusi nuomonė, tarp istorikų taip pat, kad pilnavertė istorija gali būti parašyta tik remiantis oficialiais šaltiniais ir tik jais. Tai ne visai tiesa. Net jei dokumentai yra patikimi, o mes žinome iš Stalino asmenybės kulto laikotarpio, kad ne visi dokumentai yra patikimi, jie vis tiek susiję su tam tikromis veiklomis ir įvykiais. Ir retai nušviečia individo arba kolektyvo motyvus, nepaaiškina, kodėl žmonės veikia. Asmenybės kulto laikotarpiu šis žanras, atsiminimai, buvo tiesiog nužudytas. Citatos pabaiga. Ir publikuotų darbininkų, kairiųjų revoliucionierių, atsiminimų ir autobiografinių liudijimų sparčiai pradėjo daugėti jau po Antro pasaulinio karo. Šis korpusas pamažu tapo vienu iš oficialiosios bolševikų revoliucijos atminties instrumentų. Šiokių atsiminimų ar memuarų žanras, ypač atsiminimus ir autobiografijas rašė kabutėse paprasti žmonės, leido sekti Maksimo Gorkio pasiūlytą socialistinio realizmo kryptimi, idealizuojančio kabutėse naujo žmogaus ir nesavanaudžio sovietos savybės. Tai ypatingai pasakytina apie tos atsiminimus ir autobiografijas, kurios buvo publikuotas sovietinėje spaudoje įvairiuose rinkiniuose ar išleistos atskirais leidimais. Toks atsiminimo rinkimo bumas, žinoma, nebuvo specifinis kuriai nors vienai sovietiniai respublikai, tai buvo visuotinė praktika. Sovietiniai atsiminimai pradėti sisteminti jau 1957 metais, kai pasirodė pirmoji jos susisteminanti bibliografija. Ilgainiui tokių bibliografijų atsirado ir daugiau. Ir jas jau galima išskirstyti į tam tikrus pogrupius, skirtus darbininkams, industrializacijai, fabrikų istorijai, Antro pasaulinio karo dalyvių atsiminimams, partijos, komjaunimo, diplomatijos veiklą liečiančiams atsiminimams ir panašiai. Juozas Baltušis 1973 metais išleido savo beletristinių atsiminimų knygą Su kuo valgyta druska. Įvade jau remiasi ir ginčijasi, cituoja, su daugeliu memuaristų, o lietuviškai tariant atsiminimų autorių. Citatos pabaiga, nesutinka su nusistovėjančia atsiminimo rašymo tradicija ir siūlo savo tradiciją. Į autobiografinį pasakojimą įtraukti ir socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius kontekstus, vienaip ar kitaip formavusius savo istoriją pasakojantį žmogų.
Romas Šarmaitis, ilgametis partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos direktorius. Tai yra įstaigos, kurie buvo atsakingi už šitų memuarų rinkimą. Knygoje Lietuvos revoliucionieriai užsimena, kad reikalingos biografinės apybraižos, kam reikalingos biografinės apybraižos, kodėl rinkti interviu, kodėl sudarinėtos literatūrinio palikimo bibliografijos. Anot jo, tai turėjo būti Lietuvos komunistų partijos istorijos pamatas, o tokio korpuso tikslas - išryškinti marksistų leniniečių veiklas. Šarmaičiui ar Maiskiui antrina net ir patys atsiminimų autoriai. Pavyzdžiui, Albertas Petrauskas atsiminimus apie 905 metų revoliuciją pradeda pastebėjimu, kad gyvų įvykių liudininkų atsiminimai, lygiai greta archyviniams dokumentams, cituoju, padeda atkurti istorinę tiesą. Pabaiga citatos. Partijos istorijos institutui pavyko surinkti išties nemažai atsiminimų ir be išvardintų priežasčių, kodėl žmonės prisijungė prie šios iniciatyvos, buvo ir praktinis. Buvimas įrašytų į šitą dokumentų archyvą, kaip buvo reikalingas rengiant pažymas apie vadinamojo komunistinio judėjimo dalyvius, rašant išvadas ir kitus dokumentus ir neretai siekiant gauti konkrečios praktinės naudos. Atsiminimų autorių žodžiais jie siunčia atsiminimus, norėdami būti apdovanoti medaliais, čia vienas rašo, nors ir paprastų bronzos, ar iš tiesų gana dažnai siekiant gauti didesnę pensiją. Dabar biškį dar daugiau apie šių atsiminimų problematiškumą. Tai memuarai pirmų asmenių rašomi ar diktuojami, kurios daugeliu metų ar dešimtmečių po įvykio yra problematiški ne tik sovietų istorikams, bet apskritai visiems istorikams, taip pat ir vakaruose. Nes dirbant su tokiais šaltiniais kyla klausimai, kas iš tiesų atspindi tariamo autoriaus nuomonę, o kas ne. Prisiminimai išblunka arba susipina su įspūdžiais iš kitų žmonių, knygų ar filmų. Sąžiningesni memuaristai savo prisiminimus lygina su to laikotarpio dokumentais, tai irgi komplikuoja darbą su šiais pirminiais šaltiniais. Skaitomose ypatingojo archyvo autobiografijose yra gausu sovietinės kalbos, siekusios išryškinti geriausius įmanomus anuometinio piliečio bruožus. Tai ypač pasimato tose autobiografijose, kurios buvo sukurtos sovietinių mokslininkų. Tai yra darant žodinį interviu, po to jis buvo transkribuojamas ir tas visas interviu buvo pristatomas kaip autobiografija. Taip pat įvairių tekstų redakcijose, tiek ir tose redakcijose, kur žmonės siuntė jau patys užrašytus savo atsiminimus ir kurios buvo dar paredaguotos partijos istorijos instituto mokslininkų. Sovietiniai ideologijai surinktos autobiografijos buvo problematiškos, nes dauguma temų susijusių su XIX amžiaus pabaiga, o taip pat ir su darbininkų klase buvo persipinusios su kitais socialiniais, ekonominiais ir politiniais pokyčiais vykusiais Rusijos imperijoje, o tai neleido tam tikrų aspektų išryškinti tiesiog klasių kovos požiūrį. Sovietinė istoriografija ir jos pagrindą turėjusios sudaryti proletaro autobiografijos komplikavosi ir dėl to, jog istorija turėjo parodyti, kabutėse, tik komunistinių asmenybių ir bolševikų partijos indėlį, kartu sumenkinant socialdemokratų ir kitų veikėjų nuopelnus. Pastarasis požiūris lėmė egzistavusią istoriografijoje ir nesukauptų istorijos šaltinių struktūrą, kurioje vyrauja politinių įvykių chronologijos, proletarinių ištakų, įvairių socialistinių organizacijų, įkūrimo, jų suaktyvėjimo, veiklos tyrimai ir tokia chronologija ir dominuoja šiuose tyrimuose. Ruošiantis šiai paskaitai kilo tokia spontaniška mintis, kurią dar reiktų patikrinti ir istoriografijoje, tačiau iš dalies šie sovietinės ideologijos rėmai lėmė pačios darbininkų klasės įvaizdžio statiškumą.
o darbininkų klasės istorija buvo labai įvairialypė. Pavyzdžiui, pavyzdys iš tik paskutinio XIX amžiaus dešimtmečio. Jo pradžioje socialiniai darbo judėjimai plėtojosi vadinamosiose rateliuose ar grupelėse, kur amžininkų vadinti inteligentai skleidė propagandą mažame, vienaip ar kitaip patrinktų darbininkų tarpe. Po kokių 5 metų tokia taktika pasikeitė ir imta agituoti tiesiogiai daug platesniam darbininkų ratui. Sykiu pasikeitė ir kalbėjimo turinys. Nuo bendresnių socialinių klausimų imta koncentruotis į labiausiai aktualias anuometiniams darbininkams ekonominės problemas, o bendresni politinės laisvės klausimai tapo integruoti į bendrą platformą. Dar vėliau ekonominiai klausimai užleido pirmenybę politiniams, tarp kurių atsirado ir nacionalinės autonomijos punktas. Bet tai pavyzdys yra ir tokia dinamika pasižymėjo 1897 metais Vilniuje įkurtas Bundas, kuris per dešimtmetį tapo didžiausia ir geriausia organizuota žydų politinė partija Rytų Europoje, vienijusi per 34 000 narių ir turėjusi 274 padalinius. Ir tokių organizacijų keitusi ir savo veikimas, kažkokias struktūras ir motyvus, ir buvo daugybė. Ir tai buvo labai neparanku tai sovietiniai ideologijai, norėjusi vieno kažkokio bendro įvaizdžio. Vientisos darbininkų klasės vaizdinį komplikavo ne tik skirtumai tarp pačių darbininkų, pavyzdžiui, dirbančių mažuose šiaurės vakarų gubernijos fabrikėliuose ir dideliuose metalurgijos fabrikuose anuometiniame Rusijos imperijos pramoniniuose rajonuose, pavyzdžiui. Net skirtumai tarp dirbančiųjų skirtingose pramonės šakose taip pat buvo žymus, pavyzdžiui, tarp dirbančiųjų angliakasyboje ir spaustuvėse. Klasės terminą komplikavo ir tų pačių darbininkų gyvenimas per kelias skirtingas epochas – imperinės Rusijos, nepriklausomų tarpukario valstybių, dalį Sovietų Rusijoje ir galiausiai vėl Sovietų Sąjungoje. Paprastų kabutėse žmonių, nežinojusių kokio istorinio pasakojimo iš jų tikimasi, liudijimai taip pat komplikuodavo norimą istorinį proletarizacijos naratyvą. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje Šiauliuose nelegalią literatūrą ir atsišaukimus platinusio kairiųjų rateliui priklausiusio Alfonso Lukaičio teigimu, jis nežinojo, kas yra bolševikai ir kas yra menševikai. Cituoju. Bet aš tada dar nežinojau, kas tie bolševikai, nei kas tie menševikai. Norėjau klausti, kas tie bolševikai, bet neišdrįsau, Sarmatijaus, kad nesijuoktų. Citatos pabaiga. Kiti, vertindami 19 ir 20 amžiaus sandūros politinius judėjimus, išskiria savo autobiografijose ir rašo, kad egzistavo ir nacionalinis judėjimas, ir keli socialistiniai judėjimai, neslėpė tos koegzistavimo to fakto. Ir tiesiog tai dar atviraudavo, kad jie rinkdavosi į daug skaitlingesnius, pavyzdžiui, žydų bundų susirinkimus, o ne bolševikų, kur net nebūtinai jie buvo Vilniuje, Šiauliuose ar kitose Lietuvos miestuose. 905 metų revoliucijos metu į mitingus Šiauliuose vaikščiojusios miesto mergaičių pensiono mokinės, draugės lietuvės Taškutė ir žydė Šmul, priduria, kad į demonstracijas traukdavo tiesiog dėl nuotykių kabutėse. Prisimena, kaip į demonstracijas bėgdavo po pamokų ir kaip lipdavo per tvoras ir kitus nepolitinius įspūdžius. Tai irgi komplikuodavo tą tokį ideologinį darbą su tokiais šaltiniais. Dabar gal bendrai apie tuos atsiminimus, kokie dažniausiai motyvai iš jų išryškėja ir skaitant tuos 200, sakykime, autobiografijų.
Tai įsitraukimas į politinę veiklą ir pastanga dalyvauti visuomeniniame gyvenime daugelį aptarimų autobiografijų yra kertinis asmenybės formavimosi aspektas, o dalyvavimas 5 metų revoliucijoje bemaž svarbiausias autobiografinis įvykis. Kaip pastebi vienas iš atsiminimų autorių Domas Būdintas, dalyvavimas bet kokiame bendrame politinėme veiksme buvo naujiena, žmonės nežinojo, kas yra streikas, bet kokias vidaus ir užsienio politikos naujienas gaudavo labai stipriai pavėlavusias. Nors 5 metų revoliucijos svarba autobiografijose nebejojama, daugelis autorių prisimena, kad jos metu veikia ne kokius fundamentaliai didelius darbus, bet gana smulkius. Ir beveik visi autoriai atsimena kažką panašaus iš tokių smulkių, ir dabar pavardinsiu tos pavyzdžius. Tai agitatoriams papasakoti apie darbo sąlygas, pundelio nelegalios literatūros įteikimas, perdavimas, pavyzdžiui, dislokuotam karininkui, socialistinės literatūros platinimas provincijoje ir priklausymas karių rateliai, tiesiog streikuojančių fabrikų darbininkų demonstracijos stebėjimas, dalyvavimas visą Vilnių sutraukusiuose žuvusių aktyvistų laidotuvėse. Čia nuotrauka yra iš tų laidotuvių. Politiškai aktyvių veikėjų, pavyzdžiui, Jono Biliūno priėmimas į svečius kelioms dienoms, draudžiamas literatūros skaitymas, revoliucinių dainų dainavimas, slaptų susirinkimų, kuriuose mėgėjiškai vaidintos pačių išvežtos pjesės ar tiesiog šiaip bendravimas. Tokie nors ir smulkus dalyvavimo politiko veiksmai atsiminimuose užgožia visus kitus tiek tos revoliucijos kažkokius bendresnius apmąstymus, tiek asmeninio gyvenimo aspektus. Atsiminimuose apie 5 metų revoliuciją į akis itin krenta, kaip laisvai sklido kairiosios idėjos, kaip be didesnio svarstymo būdavo įsitraukiama į streikus ar mitingus. Pacituosiu. 905 metų rugpjūčio mėnesį į mūsų Nauriūnų dvarą atėjo žmogus pasivadinęs Vincu Mickevičium ir sakė, kad jis yra Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentas. Aišku, tuo metu nebuvo Vilniaus universiteto, tai jis pasikalbėjo su manimi ir sakė, kad reikia pastatyti reikalavimą, kad dvarininkas pakeltų darbininkams atlyginimą. Pietų metu mes pasikalbėjome su dvaro darbininkais, kurių buvo 12 žmonių ir nutarėm kelti streiką. Ir tokių atvejų, kai be jokio tenais didesnio svarstymo, ar čia gerai ar blogai, tiesiog taip ir nutarė prisijungti prie streikų tos revoliucijos laikotarpiu. Kaip 5 metų revoliucijos išvakarės Kupiškio miestelyje prisimena Elvyra Dulaitienė-Klimšaitė, visuotinė nuotaika mainėsi itin greitai, dauguma jos rato, tai yra jaunuomenės ir provincijos inteligentijos žmonių buvo pasiryžę aukotis dėl kairių idėjų. Moters žodžiais, cituoju, liaudies dainas pakeitė į kovą šaukiančios dainos giesmės, paslaptingos kalbos, susikaupę žvilgsniai, revoliucinės dainos sukėlė mumyse norą pasiaukoti. Visus užvaldžiusi nauja idėja buvo mūsų. Vaikams nesuprantama, bet jos tikslas, jutame tikrai, buvo didis, jutame dvasioje, mes, vaikai, buvome karžygiai. Greitis, kuriuo įsitraukiama į revoliuciją, buvo svarbus ir amžininkus stebinantis modernybės aspektas, apie kurį nekartą rašyta ir ano meto korespondencijose į spaudą. Čia jau minėtas Jonas Biliūnas akcentavo, kad socializmas plito greičiau nei krikščionybė, o kairiosios idėjoms pakako kelių dekadų. Cituoju. Tai, ką mes matome aplinkui save, ne taip neseniai prasidėjo, ne taip neseniai padaryta. 10 metų atgal
Net tokiame Vilniuje nebuvo nė vieno susipratusio darbininko, o ką besakyti apie kitas mūsų krašto užkampis. Ir ypatingajame archyvo autobiografijose 19 amžiaus vidurių siekiantis įvykiai, seniausias jų yra sukilimas, baudžiavos panaikinimas, nelegalios spaudos platinimas, spaudos draudimo panaikinimas, 5 metų revoliucija, jos masiniai judėjimai jos metu, areštai, ištrėmimai, konspiracijos yra reikšmingiausi įvykiai apie juos kalbantiems asmenims. Ir vat juose per šios įvykius atsiskleidžia žmonių ryžtingumas, tvirtybė, stipri neteisingumo pajauta ir noras net pasiaukojant tą neteisybės jausmą kažkaip taisyti. Revoliucijos įvykiai neretai buvo pavojingi ir smurtingi, tačiau atsiminimuose pabrėžiama, kad tai buvo ir pirmieji masiniai įvykiai, kuriuos atsimena teksto autorius. Marijos Pėvedžiūnaitės Norvidienės žodžiais, cituoju, Šiaulių miesto gatvėmis ėjo darbininkų demonstracija su raudonomis vėliavomis, prie kurių prisijungėme ir mes, moksleiviai. Aš mačiau, kaip žandarai ir kazokai mušė darbininkus, atėmė raudonas vėliavas. Ryškiai įsiminė, kaip vienas jaunas darbininkas, nenorėdamas atiduoti kazokui vėliavos, o kazokas jausdamas, kad nesusidoros su juo, ištraukė kardą ir iškapojo jaunąjį vėliavnešį. Tas baisus epizodas giliai sukrėtė mano vaikišką psichiką. Vadinamosios 5 metų revoliucijos mastą šiose autobiografijose yra sunku pervertinti. Jos metu sugriuvo ir tradicinė vadovaujančioji struktūra, bent laikinai. Darbininkai patyrė naujus autonomijos ir galios laipsnius, o pasibaigus revoliucijai daugelis darbininkų patyrė visiškai priešingas sąlygas. Tai prastėjančias darbo sąlygas, kai sumažėjo atlyginimai, sugriežtėjo darbo režimas, o kadangi atsitraukė ir kairieji inteligentai, jie jautėsi darbininkai iš socialiai daug labiau izoliuoti. Ir čia dabar ne iš atsiminimų, bet iš vieno iš tokių retų laiškų parašytų anu metu, Vanda Didžiulytė Kapsukienė, kurios vargu ar galima laikyti darbininkė, bet labiau tą kairiąją inteligentę, ištekėjusi, žinoma, už vieno garsiausio nuo meto revoliucinių idėjų skleidėjų Vinco Kapsuko. Jinai asmeniniame laiške rašo, asmeniniame laiške Jurgiui Šauliui rašo, cituoju, bet jeigu sueini su draugais, negi su tais, kuriais kada greta užsidegę dirbam, vien tik tokias frazes išgirsti. Mes sulūžom, mes perdegėm, mes daugiau vertės duodavom darbui ir judėjimui, negu reikėjo. Revoliucija buvo tik tai uždegti šiaudai, nes malkos žmonės dar žalios tebuvo. Gal tik vaikai mūsų ar anūkai atsigaus, kada ir mus išvaduos. Mes bedirbdami mokslą per daug apleidom, reikia skubintis mokslus baigti ir panašiai. Ir apie tas visuotinės tokias nusigręžimo nuotaikas daug kas rašė, ir net Mindaugas Katkauskas savo studijoje irgi rašo, kad tas pesimizmas perauga ir į literatūros žanrus ir panašiai. Mykolas Riomeris, vienas pirmasis lietuvių tautinio atgimimo istorikas, revoliucija, taip pat rašydamas apie revoliuciją 1908 metais išleistoje knygoje Lietuva, taip pat rašo, kad revoliucijoje jos pralaimėjimas buvo ne vienos kažkokios konkrečios kairės ar dešinės politinės jėgos laimėjimas, o pralaimėjimas, tačiau apskritai pralaimėjimas konkrečiai Lietuvai. Jo vaizdingais žodžiais tariant,
Taigi buvo nuslopinta Lietuvos išsilaisvinimo kova. Lietuva pati viena, slūgus revoliucijos bangai, visoje valstybėje šios kovos tęsti nebegalėjo. Revoliucijos krizė palaužė lietuvių pastangas, tačiau belaisvė širdis, kuri nors akimirką plakė laisvės troškimu ir pagaliau pačia laisvė, jau nebegalėjo vėl plakti bailaus kiškio širdies dūžiais. Lietuviai vėl ėmėsi kurti savo istoriją, jau nebegalėjo dar kartą tapti vergais. Palaužti prievartos, iš laisvės valios aukštumų, nublokšti į globėjų narvą, išlaikė savo savimonę ir valią, kurių jokia prievarta nebegalėjo paveikti. Su tvirtu lietuvišku užsispyrimu jie giliai puoselėjo savo savimonę, kad stojus visos šalies išsilaisvinimo metui, bendroje kovoje už laisvę ją atskleistų. Na ir iš tiesų, skaitant tas autobiografijas, prieškėja tas toksai motyvas, kurį Riomeris paliečia, kad nors taip ten tie darbininkai būrėsi aplink kairiąsias idėjas ir iš kairiųjų ratelių, bet tas pralaimėjimas, bet tai apskritai buvo suvokiamas kaip politinis veikimas ir dalyvavimas viešame gyvenime, o ne kažkoks nebūtinai kairysis kažkaip kairiosios politikos kūrimas. Ir dabar biškį apie moterų patirtis konkrečiau. Kadangi Rusijos imperijos modernizacijos ir industrializacijos procesai buvo panašus į vakarietiškus, išskyrus žinoma vėlavimą ir mažesnį mastą, istoriografijoje darbininkijos formavimosi procesai dažnai apibūdinami panašių naratyvų, kaip ir vakaruose. Pradedant migraciją iš kaimo į fabrikus, pakeliui susiduriant su susipratusiais darbininkais ir aktyvistais ir socialdemokratais inteligentais, parodančiais kabutėse darbininkams jo tikrus interesus ir galimą revoliucinį veikimą. Šį didįjį naratyvą koreguoja aptariamos autobiografijos, kurios per individualius liudijimus parodo, kad socialinė klasė buvo ir socialinis bei kultūrinis procesas, kiekvieno individo patiriamas savaip. Skaitant individualius pasakojimus ryškėja skirtis tarp šio korpuso ir minimo Rusijos imperijos darbo istorijos naratyvo, kurio didžioji dalis buvo ir nemaža dalimi tėra grįsta etninių rusų vyrų darbininkų atvejais. Šiame kontekste ypač naudingos moterų darbininkių ir kairių aktyvisčių autobiografijos, parodančios tokio didžiojo Rusijos imperijos darbininkų tapatybės naratyvo ribotumą. Ir moterų darbininkių imperijos autobiografijose, kurių, jeigu 200, sakykime, yra bendrai, ypatingajame archyve autobiografijų, tai 10-15 vienetų yra priklauso moterų plunksnai. Tai šiose moterų autobiografijose viena dažniausių temų, per visas biografijas egzistuojanti tema, tai naujo nepriklausomybės laipsnio įgijimas, palikus tradicinę kaimo ir šeimos aplinką ir atvykus dirbti, gyventi ar mokytis į miestą. Kartais šis žingsnis į nepriklausomybę autobiografijose įgauna asmeninės dramos, kartais šeimyninio konflikto formą. Pavyzdžiui, Marija Ivanauskaitė, nusprendusi palikti darbą pas gimines ir savarankiškai ieškoti darbo Sankt Peterburge, rašo: suprantu, kad Varšuva ne vienintelis miestas pasaulyje. Nusprendžiau išvažiuoti kitur, pradėti dirbti savarankiškai, įsidarbinti parduotuvėje ir uždirbti daug daugiau. Jaučiausi stipri, kupina energijos, visi šeimoje, ypač mama, buvo prieš mano projektą, iš pradžių net mano sesuo. Citatos pabaiga. Kitos moteris, kurios irgi rašo, kad kai pasikeičia jų vienaip ar kitaip padėtis išvykus iš tradicinės šeimos į miestą, nebūtinai akcentuoja tą tokį kažkokį konflikto galimybę, tačiau
tą pačią išvykimo faktą pristato tokį ganėtinai buitišką dalyką, tačiau vis tiek išvykus anksčiau ir vėliau reflektuoja, kaip jos pasikeičia. Tai dabar vienas pavyzdys iš žydės Genės Garb autobiografijos, kurioje yra būtent rašoma, kaip per daug nepasikeitė, kai jai gyvenimas, kai jinai išvyko iš namų. Sulaukusi 12 metų buvau atiduota į siuvyklą. Anais laikais taip trūkdavo 3 ar 4 metus be užmokesčio. Šeimininkui reikėdavo nudirbti visus buities darbus, nešti vandenį, kūrenti krosnį, supti vaikus, aptarnauti kelis darbininkus, kurie tikėjosi greitų metų patys tapti meistrais. Po to patekau į kitą siuvyklą, ten su jaunesniais buvo elgiamasi geriau, manimi buvo patenkinti, nes gerai supratau užduotis, savo darbu pagelbėjau sergančiam tėvui, kuris labai mažai uždirbo. 1894 metais Ukmergėje gimusi žydė Hana Rokovskaja atsiminimuose taip pat teigia, kad po motinos mirties ją rūpinosi senelė, bet tik metus, kaip jinai pasimokė 3 klasėje mokykloje, ji buvo išsiųsta pas motinos jaunesnę sesę į Vilnių, kur iškart buvo įdarbinta neįvardintoje dirbtuvėje už 5 rublių per mėnesį atlyginimą. O autobiografijoje Rokovskojos rašoma, kad tėvas po motinos mirties vedė antrą sykį ir Rokovskos sprendimu niekaip materialiai padėti nepadėjo. Išvykimo iš namų patirčių naratyvas autobiografijose paprastai užbaigiamas pasakojimais apie įsitvirtinimą fabrikų darbo grįstoje kapitalistinėje ekonomikoje. Iš dalies tai atspindi ir paradigminę proletarizacijos tendenciją, kai fokusuojant dėmesį darbininkus, vyrus, aptariami industrializacijos procesai, jų kaita ir įtaka darbo vietai ir darbininkams. Moterų perspektyva papildo šią industrializacijos procesų temą ir iš dalies veda paralelės tarp vyrų ir moterų patirčių. Tokios atsiminimo autoriaus Akimovo žodžiais, sunkios darbo sąlygos, žemas atlyginimas, dažnai keičiami darbai ar net profesijos iš dalies buvo kompensuojami būtent įsitraukimo į kolektyvą patirtimis ir pradedant sieti save su fabriko darbininkais. Cituoju. Iki 901 metų aš dirbau pas ponus už tarnaitę. 901 pastojau į Klijos dirbtuvę. Bet čia nelinksma buvo. Darbas sunkus, dienos be galo ilgos, užmokestis mažas, skatikai. Vienintelis malonus apsireiškimas buvo fabriko jaunuomenė. Gyva, nerami, nuolatos protestuojanti prieš darbdavio tvarką. Su nekuriais iš tų jaunuolių aš susipažinau ir šitą sužinojau apie jų revoliucinę kovą. Šio dirbtuvėje ilgai dirbti neteko, šeimininkui neparanku buvo laikyti tokią jaunuomenę ir jis liuosavo vieną paskui kitą. Su jais prisėjo išeiti ir man. Naujoje aplinkoje darbininkai ir darbininkės kaupia socialinį kapitalą, mezga asmeninius ryšius su draugystės, kurios padeda įveikti sunkumus. Draugai paguodžia, supranta, patiria panašias skriaudas, drauge svajojama, kartu kuriami tapatybės bruožai, suvokiama, kad nesame vieni, neretai solidarizuojamasi, kaip cituota Akimova rašo, su jais prisėjo išeiti ir man. Analizuojamuose moterų tekstuose išsiskiria ne moterims darbininkėms atsiveriančios naujas pramonės šakos ir apskritai išaugusios svarbu šitame kontekste svarbu yra tai, kad pačioms moterims tas fizinis darbas ar skirtingose fabrikuose, ar skirtingose pramonės šakose, kurios gal prieš kelias dešimtis metų apskritai neįsileido moterų, tai ne tas pats fizinis darbas, bet tas darbas, kurios jos vadina darbu iš didžiosios D, gyvų darbų ar karštų darbų ir kitais epitetais. Tai būtent yra įsitraukimą į tą politinę veiklą.
užsiimant šią veiklą, rodos moterims ne tik save suvokia visavertėmis visuomenės narėmis, bet ir atsiduria tiek kairių aktyvistų, tiek darbdavių, tiek valdžios akiratyje. Nes daugelio moterų autobiografijose toks dažnas yra motyvas pasikartoja, kad kol jos nepradeda dalyvauti revoliucijoje, kol jos nepradeda ten skaityti arba platinti knygų, tai net ir tie kairieji inteligentai jas nekreipia dėmesio, jos tokios tarsi kabutėse nematomos. Ir tas nematomumas pasikeičia daugeliu jos tampa matomos, kai jos kažką daro nelegalaus tuo metu visuomenėje, kai dar dalina knygas, ar ten stebi policininkus, ar kitaip prisideda prie to veikimo. Ir vienas iš tokių citatų, ir iš pradžios mane pavedė rinkti pinigus dėl ištremtų politinių kalinių, paskui platinti proklamacijas. Pirmas proklamacijų pundelis man pasirodė dinamitu, kurio galima sunaikinti visą, kas buvo pikto, neteisingo mūsų dirbtuvės sienose. Aš supratau, kad prasideda tikras darbas, rašo tokia Belozerova. Naujoji veikla autobiografiniuose tekstuose dažnai neatskiriama nuo socialinės emancipacijos ir asmenybės orumo temų. Pirmieji žingsniai politinėje veikloje prisimenami kaip asmenybės ugdymo dalis, savotiškas įvadas į modernų gyvenimą. Kita citata. Aš kalbėjos duktė, nuo 13 metų amžiaus dirbau fabrike. Tuomet jis priklausė Malcevui, o dabar mūsų Spalio. Ten praėjo geriausi mano jaunystės metai. Sunku buvo gyventi, iki šiol prisimenu priespaudos, po juokų pasityčiojimo metai. Aš tankiai tuomet galvojau, nejau visą gyvenimą praeis kankintis, nejau nėra išėjimų. Mūsų fabriko darbininkės buvo tamsios, neįsilavinusios, daugumoje beraštės. Nuo jų aš nieko negalėjau dažinot, nieko gero revoliucinio išmokti. Taip praėjo keli metai, citata nutrūksta, todėl dabar tęsiasi, kaip tai nejučiamis aš pradėjau dalintis savo mintimis su vienu darbininku. Per kiek laiko sužinojau, kad jis partietis. Jis pradėjo pamažu įtraukti mane į nelegalų darbą. Nuo to laiko dėl manęs visas pasaulis pasikeitė, aš viską pradėjau žiūrėti kitomis akimis. Citatos pabaiga. Daugelis 20 amžiaus pradžios jaunų moterų, kurių autobiografijas nagrinėjau, ir taip pažiūrėjau statistiškai, kad joms tuo metu buvo apie 18 metų, 5 metų revoliucijos metu. Rašo, kad išvykusios į didesnį ir mažesnį miestą, besimokydamos amato ar tiesiog dirbdamos, pradeda domėtis ir mokslu, pradeda skaityti, vaikščioti į įvairius susibūrimus. Ir Šiauliuose dirbusi Antanina Išleičytė Želvienė rašo, kad tai nebūtinai būdavo kairiųjų aktyvistų būreliai. Jie lankydavo, pavyzdžiui, Lietuvos žinių korespondento Prano Jucevičiaus organizuotame ratelyje. Chronologiškai kertinis lūžis ir įsitraukimo į politinę veiklą daugumoje moterų autobiografijų vyksta ties 5 metais. Būtent tada atsiminimo autorės beveik pirmą kartą apskritai galėjo veikti politiškai ir viešai. Visos moteris, kuriams buvo 18 metų, puikiai prisimena šį laikotarpį, bet kokį darbą, menkiausią indėlį, pavyzdžiui, budėjimą prie policijos ar kalėjimų, proklamacijų išmetimo, nelegalios literatūros slėpimo ar platinimo, ar tiesiog dalyvavimo protesto akcijose ar masiniuose streikuose. Kaip rašo Ona Skeirytė, kuriai tuo metu buvo 14 metų, jai buvo svarbu įvykiuose dalyvauti sistemingai, pagal savo jėgas, o kartais anotos, tai reiškia tiesiog garsiai skanduoti atėjus į mitingą. Na ir pabaigai aptariamame dokumentų masyve socialinio darbininkų klasė, akcentuojant tyrimą ties patirtimis, tampa ne tiek ekonominė, tačiau ir kultūrinė bei politinė kategorija. Individo autobiografijos tampa atsvara sociologiniam metodai, kuriame dominuoja nuasmeninti duomenų kiekiai.
Mano manimu, tai nebūtinai konkuruojančios prieigos, tačiau viena kitą papildančios. Autobiografijos labiausiai papildo, sakyčiau, klasės formavimosi motyvus, nes aiškėja, kad žmonėms itin svarbu buvo teisingumo, nelygybės, vienatvės jausmai ir būsenos ir pastanga tai keisti. O ne grynai kapitalistinė, o ne grynai, žodžiu, nemąstė tuo metu darbininkai kapitalistinėmis arba marksistinėmis kategorijomis. Dauguma tyrime naudojimo atsiminimų autorių didelę savo gyvenimo dalį praleido sąlyginai neįsilavinę, o ekonomikos ir kultūros sferose ėjo antraeilių ir pavaldžiųjų pareigas. Jų idėjos, pasaulio matymas ir supratimas XIX amžiaus pabaigos, 20 pradžios visuomenėje taip pat buvo paraštinis. Tiek populiariojoje ano meto kultūroje, tiek aukštojoje inteligentų kultūroje darbininkų ar socialinių santykių tema tikrai nebuvo dažna. Toks mažų istorijų tyrimas yra naudingas ne tik užpildant mūsų praeities žinių spragas, tačiau vertingas, nes gali pasiūlyti istoriją ją pamatyti kitaip, permąstyti platesnį XIX amžiaus modernybės Lietuvoje naratyvą, tikslinti tam tikrus jo epizodus. Ačiū labai už dėmesį. Čia dar yra toks literatūros sąrašas, kurį naudojau. Gal krenta į akis tai, kad dauguma knygų, ypač anglų kalba rašytų, yra išleistos paskutinius ties 20 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Tai iš esmės, kai žlugo Sovietų sąjunga, bent jau vakarietiškoje istoriografijoje pasibaigė ir domėjimasis Rusijos imperijos ar Rusijos darbininkija, to proletarų. Toks ir ne tik vakaruose, bet ir, aišku, Rusijoje ir visur kitur dar pati tema istoriografijoje, kai tapo ganėtinai tokia, prarado savo mastą. Kodėl? Tapo kažkaip vakariečiams, gal vakarų universitetuose tai neaktualu pažinti kažkokius savo tos Sovietų sąjungos kažkokius, kaip ten darėsi. Ir pati ta proletaras pasikeitė, pati proletaro klasė, sakyčiau, pasikeitė, kuri buvo 20 amžiuje, kuri tapo 21 amžiuje. Ačiū už dėmesį ir dabar, jeigu kokių klausimų, tai pabandysiu atsakyti. Tai labai ačiū Juozapui už pranešimą ir dabar pakviesiu visus įsitraukti į diskusiją. Gal, naudodamas į teisę čia pirmoji ir paklausiu, man tiesiog buvo įdomu pats tas jūsų tyrimo būdas, metodas. Ar jūs tyrinėjate tik tai tekstus, tuos, kur minėte, atradote archyve tą 200 bendrą tą tokį masyvą ir ten, kaip suprantu, apie 10, truputėlį daugiau virš 10 moterų autobiografijų. Ar jums kažkaip rūpėjo, ar jūs sužinojo daugiau apie tuos žmonės, kurie paliko autobiografijas, jų tos gyvenimo istorijos ir, tarkime, tas santykis tarp to, kokį jie gyveno ir nugyveno gyvenimą ir kaip jie apie jį pasakojo. Ar buvo galimybė palyginti, tarkime, įdomu, tada gali pasižiūrėti, kaip jūs minėjot, kad vis dėlto buvo tam tikra faktų atranka, kad ta 5-7 metų revoliucija yra toksai kulminacinis epizodas. Aišku, kaip suprantu, irgi atkreipia dėmesį į tai, kaip įsitraukė, kokie motyvai įsitraukti tą vadinamą darbininkų judėjimą, jūs ir tikslinat tam tikrą prasme tuos motyvus, kad vis dėlto ne klasių kovos tas motyvas tarsi buvo jų tokios darbininkiškos savimonės pradžia, bet kaip suprantu, jeigu teisingai supratau iš jūsų pranešimo, tai tas
apskritai priklausymas grupiai, bendraminčių grupė ir panašiai. Ir, na, iš tiesų aš pagalvojau, kad, aišku, čia iškart daug klausimų užduodu, tai nežinau, ar gal man tada sustoti ir paskui sakyti kitus klausimus, ar daugiau. Ką jūs daugiau? Pasisakyti atrankos būdu, kuris, nes aš tiesiog, pavyzdžiui, pagalvoju, kad jūs irgi cituojat, pavyzdžiui, vieną iš seserų Lazdynų Pelėdos, Mariją Ivanauskaitę, tai vis dėlto mes negalim jos laikyti tą tokia visiškai tos darbininkų klasės, ar ne, juk atstovė, tai yra bajoriškos kilmės moteris, kuri gavusi, tokį, tam laikui normalų išsilavinimą ir turėjusi daug didesnių aspiracijų ir raštingumo visai kito lygio. Ir kaip pasakyti, jos galima numanyti, kad ta autobiografija galėjo veikti daugybę kitų naratyvų, ar ne, ir tarkime, vėl kiti žmonės arba moterys, jeigu kalbėtume konkrečiai, kur, tai aišku, reikėtų irgi patikslinti, ar tarp tų daugiau nei 10 rastų moterų autobiografijų yra pačių papasakotos, ar dalis yra, kaip jūs minėjot, interviu būdu užrašytas. Vėlgi įdomu, tai aš greičiausiai, mano toks būtų spėjimas, kad tos interviu būdu užrašytas autobiografijos, tai eina kalba apie moteris arba vyrus, kurie greičiausiai buvo labai mažaraščiai tokie. Paskui pagalvoju dar apie falsifikacijas, nes, kas įdomu, aš pati žinau savo asmeninės istorijos, kad kai mano seneliai norėjo gauti pensiją, čia sovietmečiu, jie neturėjo to vadinamojo darbo stažo ir turėjo įrodyti, kad jie tam tikrą metų skaičių tarnavo pas buožes vadinamosius. Ir buvo tokios komiškos situacijos, kad, pavyzdžiui, netgi teismuose liudininkais buvo žmonės, kurie tuo metu dar nebuvo gimę, bet teismams visiškai ne per daug ten rūpėjo ir kažkaip jie tokiu būdu surinko informaciją, reikiamus duomenis, kad jie gali gauti tą kažkokią minimalią sovietinę pensiją. Tai aš galvoju, irgi čia, jūs čia kiek palietė tą klausimą, aišku, bet kokiu atveju, bet kokios autobiografijos autentiškumas čia irgi yra toks kvestionuotinas dalykas. Bet turint galvoj, apskritai dar ir sovietmečio epochą, tai tie falsifikavimo ir visokie perpasakojimo, kaip jūs irgi minėt, kad tie žmonės, kurie perdarinėjo tas interviu į autobiografijas, ten irgi tokie prie tam tikro naratyvo jie stebi. Tai, žodžiu, ir dar turiu, aišku, klausimų, bet gal tada sustosiu. Gal dar trumpai. Pagavo, kad Gerai. Falsifikacijas. Tai iš tų 200 su viršum tų autobiografijų, tik vienoje berods ar keliose buvo jau aiškiai ranka įrašyta, tai jau negali būti tiesa. Tai žodžiu, tas, kuris užrašinėjo, patikrindavo. Ten kažkiek tikrindavo, bet jau vienoje vietoje, kur jau tikrai tenais, kad ten Leninas, Utenoje, ten kažkokiais metais, kad susitiko, tai jau ten jau pažymėjo, kad jau čia jau tikrai netiesa. Bet šiaip tai jie stengiasi tikrindavo tie sovietiniai mokslininkai ir tikriausiai ten kažkokius turėdavo vidinės kartotekas, nes visos datos būdavo pasibraukiamos ir asmenys, kurie būdavo minimi, irgi buvo pasibraukimi, tai tikriausiai kūrė kažkokią vidinę paieškos, sakykime, sistemą, su kuria galėtų jie ir toliau dirbti. Tai būtent kurti kažkokią tokią turėtų duomenų bazę. Tai jie dėl tų falsifikacijų tik tai grinai tokiuose jau labai išskirtinais atvejais pažymėdavo, kad netiesa, nors manau, kad po to, kai rašydavo kažkokius straipsnius, tai jau tai žinodavo kažkas. Ir apskritai apie tą sovietinę istoriografiją, kiek ją galima pasitikėti, tai tokia vyrauja nuomonė apie sovietinių istorikų, kurie rašė apie 19 amžių, tai tokia vyrauja dabar nuomonė, kad kaip ir faktais galima pasitikėti, kurie ten surašė, kiek ten buvo gamyklų, kiek ten buvo darbininkų, o visa kita tokia interpretacija jau taip keisčiau žiūrima. Tai sakyčiau, kad tos faktus kažkaip tikrindavo. Nežinau, kaip tenais tose teismuose, kaip jie tenais
Ne, tos aš visos taip- kitos procedūros. neviešumos. Pavyzdžiui, tiesiog, kadangi, žinau tą iš savo asmeninės istorijos. Kada buvo daromi interviu ir tie interviu transkribuoti, kada užtekdavo tų pačių autorių tekstų, kažkaip tokios neradau, tiesą sakant, nesigilinau, ar čia raštingumo, neraštingumo kažkokia skirtis. Aišku, kad matosi, kad tie žmonės, kurie patys užrašė, tai jų ten tie atsiminimų pluoštelis toks gerokai storesnis. Dalis jų gal net tokie vos ne grafomanais galima pavadinti, kur rašydavo tokius sąsiuvinius, net atsiųsdavo, kur darant interviu, tai ten užtekdavo kokių 5-6 puslapių lapų ir jiems būdavo gana. Tai gal čia visai dar tas gera taip per tą pažiūrėti, raštingumo, neraštingumo. Patys gyvenime tuos žmonės daugiau apie juos ar ieškojo informacijos, ar čia tik su tekstais? Tai labiau su tekstais, tai tos trumpos biografijos, tos detalės, kaip ir tose bylose irgi yra, kur gimė, kada gimė, kur dabar gyveno, tuo metu, kai išsiuntė, kur dirba, taip irgi galima daryti to tokio, kad dalis jų nepakilo kažkokiais karjeros laiptais ir ten toliau gyvena ten kažkokiuose kaimuose ir nėra net patenkinti savo ekonominę padėtimi ir net skundžiasi, kad gal čia galima būtų kažką geriau gauti. Nors kita vertus, tai aišku, kad jie buvo vieni pirmųjų, kurie rašė savo biografijas ir teikė tam Partijos istorijos institutui, tai jie buvo tie žmonės, kurie tos revoliucijos ir to režimo kažkaip jiems simpatizavo. Lojalūs buvo, kaip galima sakyti. Nežinau, ar čia tas žodis tinka, bet jie buvo priėjo tai tikriausiai. O apie autorius, kuriuos įtraukiau, kuriuos neįtraukiau, tai Lazdynų pelėda, tiesą sakant, man atrodo, tame atsiminimų masyve saugomame ypatingajame archyve jos atsiminimų kaip ir nėra tame. Jie buvo išleisti, bet jie irgi išleisti sovietmečiu, ta biografija, suredaguota. Tai aš vienu momentu, kadangi tas pats masyvas toks labai yra eklektiškas, tai ir aš pabandžiau irgi įtraukti ir dar praplėsti, pažiūrėti, ar labai skiriasi tų darbininkų, tai dėl to patirtis ir kitų publikuotų, tai biški, tai sutampa, kad ir to pačio Juozo Baltušio, jo tie pagrindiniai, tas irgi nelygybės jausmas, migracija, darbas, nelaimės. Aišku, tenai viskas beletritizuota, bet iš esmės neiškrenta iš konteksto tų pačių darbininkų, iš to masyvo. Tai šiuo atveju net aš tam rankraštį, kur parašiau mokslo tarybai, tai ten įtraukiau ir daugiau asmenų, kurie gyveno tuo metu Lietuvoje, užrašė savo tas autobiografijas ir išleido, bet kurie niekaip netapo įtraukti į tą komunistinės partijos tą kažkaip kontekstą. Pavyzdžiui, dabar gal pavardė užkrito, bet priklausė vėliau žmogus menševikų partijai ir visiškai buvo neminama tam sovietinė bolševikų kontekste, nors gimė Švenčionyse, irgi dirbo ir po to išvažiavo į Maskvą, Peterburgą, žodžiu, darė karjerą, bet vėliau nepavykstali pasidūrė ir visiškai neminima, o jos anūkė išleido Amerikoje 50 metais atsiminimus. Arba ta pati prie Žibalinės lempos Mašiotaitės Lupšienės atsiminimai, kaip ir irgi tinka, nes yra moteris, gal ne visai aišku darbininkė iš tokios jau buržuazinės šeimos, bet
į ją įtraukiau pažiūrėti tam savo vidiniam tyrime, nes jos atsiminimai yra išlikę tie sovietinio redagavimo, tie visi kažkokios istorijos, sakykime. Beje, jūsų institute saugoma šitas bylos, kur matosi, ką jinai parašė ir kaip vagos redaktoriai ką išbraukė. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kas tiko tiems ideologams, kokios temos ir kokios buvo išbrauktos. Tai iš tiesų irgi tas išbraukimas atsispindi ir tose darbininkų bylose temos, kurių nėra labai daug. Tai būtent apie tas bendravimas su kitais, ne bolševikais, ne kairiaisiais. Šitą Urbšienė irgi yra išbraukta daug vietų tų bendravimo su nekairiaisiais. Tai ačiū, kviesčiau tada kitus įsitraukti. Tai aš labai trumpai, aš galvoju, aš tikrųjų čia komplikuoju šiek tiek tą tyrimą, bet tai, kas tenka, ne visai ta darbininkų klasė yra. Ir tada dar prie redagavimo. Mano klausimas yra iš to, ką jūs jau darbininkų biografijas kaip tyrėt. Jūsų citatose, kelias, kur pateikėte daugiau žodžius, visą tai, kas susijęs su darbo segmentu, žodžiu, sunkus darbas. O ar yra kokių nors moters asmeninių patirčių, ne darbinių, bet asmeninių patirčių, kažkokių lūžių, kažkokių darbininkiškų, kad ar to atradote? Dėl apie karjerinių lūžių tai kažkaip nėra, jiems didelio skirtumo nebuvo ar viename fabrike, ar kitame, juodas darbas ir tiek. Gal tas buvo skirtumas jiems tarp to fizinio darbo ir to, sakykime, idėjinio darbo. Bet dar kiti lūžiai buvo, tai kai atvyksta į miestą ir yra nematoma tiesiog. Ir čia ir to meto periodikoje rašoma, man atrodo, ir Bitė apie tai šitą rašė, kad čia kažkas, sakykime, pyksta arba burba dėl moterų, kad jos nieko nedaro, nors iš tiesų vyrai net nežino, ką jos dirba ir kiek dirba. Tai čia bandė užstoti tas darbininkės. Kitas lūžis, tai tas tarp matoma, nematoma, išvykimas iš namų. O kokie nors emocijų istorija atsispindi ten, ar tos autobiografijos tokios visiškai nuvalytos nuo to, ar lieka tik tai? Emocinė tokių, daugiau gal biškai taip nuvalytos karas stipriai. Aš net nežinau, ar nuvalytos, ar tiesiog nei žmonėms gal nebuvo aktualu, juolab tiems mokslininkams jie taip viską darė iš tokios politinės istorijos, tai emocinė taip jie sunku. Svarbiausia idėja. Taip, nes ten jose net sunku rasti, kada ten vaikai gimė, tokia skyryba, santuoka. Bet apie 14 metų, kuris minėtų pavyzdys, tokia užangažuota, kad tas pavyzdys reikia eiti rėkti, pirminti 14 metų. Tik paaiškina tas amžius. Aš replikuoti Virginija Woolf ir apie literatūrą sakiusi, kad literatūra pateikia ne faktus, bet tiesą. Tai čia klausimą, ko gero, net ir tas ideologinis toksai akinių užsidėjimas ir žanras, irgi savo tiesą labai į pirmą planą išstumia. Ir daug kas tada prapuola. Pavyzdžiui, man buvo įdomu, žinau, kai autobiografijas lietuvių nacionalinio judėjimo, tai ten yra toks momentas visuomet bendras vietos, toks tvirtumas, bet jutau lietuvių esas. Ar čia galima kažkokias bendrasias vietas irgi bandyti apčiuopti? Tai kaip Ramunė sakė, gal pasijautau apskritai esas, kad mane pradėjo kažkas matyti, kreipti dėmesį. Ir 5 metų revoliucija jiems iš tiesų buvo toks kertinis įvykis visų jų savimonėj, kai visų pirma, kai ten fabrikuose dingo valdžia, sakykime, patys arba viskas sustojo, arba nebuvo jokios priežiūros. Neretai apskritai miestuose nebuvo nei policijos, nei ką buvo pasitraukę. Jie turėjo viską tokiam vos ne komunos sąlygomis tam bent jau kurį laikotarpį gyventi ir pamatė, kad jie gali visai tvarkytis arba kažką bent jau palaikyti režimą ir savo jėgomis. Tai jiems tas buvo labai toks svarbu, tas
pamatyti, kad jie kažką gali, vat, kad atsiranda, kad jie yra kažkokia politinio viešo gyvenimo dalis ir visai tokia susiprato, kad jie visai net ir reikšminga dalis. Aš noriu patikslinti, koks būtų esminis skirtumas tarp išvados, kurią daro sovietų istoriografai tyrinėdami, ar ten kažkaip apibendrinami tas autobiografijos darbininkų ir tavo. Gal čia ne tai, kad mano, nes čia jau tenais yra biški rašė, tie, kas rašė apie tas autobiografijas darbininkų, tai kad sovietai labiausiai stengiasi rašyti taip nuasmenintai tas visas istorijas, tą visą ekonomiką ir visą visuomenės vaizdą parodyti nuasmenintai, bet iš tiesų grįsta tik tai ruso vyro kažkokia patirtinis arba patirtinis, o čia tie ypač moterų, po to dar tų visų žmonių gyvenančių, sakykime, imperijos pakraštyje patirtis, tikslina tą, kad tą patį procesą kažkokie, kad kiekvienam buvo individualiais atvejais, jie tapdavo, susiprasdavo arba nesusiprasdavo, nes dalis rašo, kad tose atsiminimuose, kai praėjo ta 5 metų revoliucija, tai jie ir atsitraukė nuo jos, kad nieko nesidomėjo po to. Bet dalį tai, kad didžiausias skirtumas, kad nenuasmeninta ir kad individualus procesas to išryškėjo žmogaus šitame visose naratyvuose. Aš pasitikslinu iš savo pranešimo, supratau, kad nebūtinai visi labai buvo politiškai angažuoti darbininkai, kaip turbūt sovietų istoriografų bandyti parodyti, kad tas labai vedė idėją. O aš taip girdau, kad iš tų autobiografijų galima susidaryti įspūdį, kad jie tiesiog ėjo su mase, kad nebuvo gal kažkokia tarp jaunimo, saviraiškos būdas irgi iššauti, ten perėti per porą, dalyvauti kartu tose sąlygose, kad nebūtinai jie buvo tokie labai politiškai susipratę ir kovojo už socializmą. Taip, tai čia dalį tikrai iškėjo, tokia pozicija egzistuoja ir čia viena iš tų priežasčių, kodėl šitais šaltiniais ir tie patys sovietų istorikai taip atsargiai dirbo ir juos taip atsargiai traukinėjo, nes kai atsiranda tokias nemažai tokių patirčių, kad mes vaikai būdami lipame per tvorą ir čia tokia revoliucija, tai sunku kažkaip tą visą klasų kovą kažkaip pagrįsti. Tokių atsiranda daug atvejų. Tai taip, kas įdomu, kad iš tiesų tokia patikslina ar nepatikslina, bet puslinį į tą bendrą ideologinį asmenintą naratyvą. Aš po savo iš susidarų mačiau, kad moteris reaguoja emociškai, ten yra tos Marijos Vildžiūtės nuolatėmis pasakoja, netgi jeigu pasakoja revoliucijos dalykus, tai pasakoja supratimą, kaip tu matai, kaip yra su tokio žmogus, nešantis vėliavą. Ir aš manau, čia skirtųsi kažkas iš autobiografinių pasakojimų vyrų, kurie, kaip mes tikimės, ar ne, ir tokį lūkestį iš anksinį, kad vyrai mato vaizdą bendriau, moteris labiau detalizuotai ir galbūt būtent emocinės patirtis išlieka. Bet man irgi atkyla tas klausimas, mačiau, kad ten užrašymo, o būtent tos moteris yra 56, kitas užrašymo 66 metai. Tai tokie metai, kad atrodo, tiesiog aplinka visa reikalauja pasakojimo atrankos. Labai, kaip sakant, kitaip nepapasakosi, kaip tik selektyviai visą tą istoriją.
Tai įdomu būtų, aišku, tas palyginimas, pavyzdžiui, jeigu kažkas išgyveno ilgesnius laikus, iki 87 metų. Aišku, laikas dar ilgesnis, žmogus, sakykime, dar nesame demencija, bet jau visai senukas. Bet manau, kad kažkaip gal tas pasakojimas būtų pakitęs. Bet mano buvo pagrindinis klausimas dėl Riomerio. Jo dienoraščiai buvo rengiami ir aš vis nesulaukiu to pirmo tomo. Jo, visi nesinori. Kokia yra situacija? Aš žinau, kad dirba Rimantas Miknys, ne, aš nekrasiu. Gal žinote, kokia ta situacija? Tai aš kiekvienais metais parengiam po to, tai tik tokia situacija, žinau, kad tai dabar bus iš imperinio laikotarpio, bet abejoju, ar bus 5 metų ties ankstyvieji tomai. Bet čia jau jo reikia klausti, bet kadangi mes esam skyriui kolegos, tai žinau, kad mes jo planuose yra rengti. Taip, kad buvo skaičius ir jo kažkokį interviu ir vis čia taip bėgo, tikrai interviu gal atsirado. Nes jo tos refleksijos būtų labai įdomios. Riomeris šiaip asmeniškai, kiek žinau, turėjo tam po revoliucijos pasitraukti iš Lietuvos dėl politinių priežasčių, tikriausiai jis ten aktyviai kažkur buvo įsitraukęs, nes kurį laiką Varšuvoje. Redaguojamo laikraštyje pasirodė netinkanti valdžiai informacija ir jis nei Varšuvai, į Krokuvos pusę traukėsi. Dabar mes važiuojame, bet tik čia policijos traukėsi. O dar man rūpėtų, ar jums teko susidurti, pasižiūrėti, pavyzdžiui, vakaruose to laikotarpio žmonių biografija, ar tie pasakojimai, kokie ten, ar neteko kažkaip matyti, arba bent, gal jie galėjo pasimatyti, tarkim, tyrimuose autobiografinių pasakojimų. Nes aš, kaip patys čia skaičiau apie tas 19 moteris, tarsi tokia bendra tendencija yra, kad apskritai darbininkės, o to žemesnio socialinio sluoksnio moterys ir taip paliko labai mažai autobiografijų, kad mes tarsi negalime atrasti tokių autentiškų šaltinių apie to laikotarpio moterų patirtis. Tokia yra bendra laikysena. Tai tarsi viena vertus galime galvoti, kad čia sovietmetis bent pasitarnavo, kad bent dalį žmonių paskatino jūs parašyti bent jau kažkokias autobiografijas arba rinko tuos autobiografinius pasakojimus. Bet įdomu, ar jie tos skirtusi, tos autobiografijos. Tokio konkrečiai žanro tai neteko skaityti iš vakarų. Kad net kiek domėjausi, tai net čia tokia sovietinė iniciatyva gal irgi tokia unikali. Nežinau, kad tam būtų koks nors institutas vakaruose, nes Britanijoje ar Prancūzijoje, kuris taip rinktų, arba bent jau bandytų rinkti sistemingai, nors visko gali būti, nes tas žmonių patirtis, tai čia, man atrodo, pirmas 20 amžių, bent jau šitam regione, tai irgi šitas Yvo archyvas institutas pradėjo rinkti, pakvietęs rašyti visokias savo autobiografijas trumpas, tai nemanau, kad aišku susiję, bet tiesiog tokias iniciatyvos egzistavo. Bet taip, tai jeigu, kaip sakiau, iki pirmo pasaulinio karo, tai lietuviškai ir ten rusiškai, lentiškai iš Lietuvos regiono dabartinio, tai beveik nėra daug tikrai tokių dokumentų darbininkų, tai ir vakaruose tikriausiai yra biški daugiau, nes labiau ir raštingumas buvo aukštesnis ir panašiai, bet turėtų būti, bet nemanau, kad daug.
dar man klausimas, kad iš ikonografijos istorijos. Ir mes iš visos didelėse matome, labai įspūdingų nuotraukų. O ten, kur yra tie masiniai renginiai, tai žiūrėjau, tai Daugpilis, tai Varšuva, jeigu, prasme, čia gal nebuvo Varšuvos, bet aš įsižiūrėjau ir Varšuvos, ar net ant tų metų nuotraukų, tai buvo matai Latvija, kur ten iš viso tas judėjimas buvo daug aktyvesnis, ar ne, Varšuva, ir nedaug, kaip suprantu, labai nedaug ikonografijos, kas susijęs su Vilniaus revoliucija. Jo, nedaug. Kaip taip yra atsitikę ir, nu, aš žinau, kad jis mažesnis buvo, bet vis tiek tam tikrų buvo, ką užfiksuoti. Nežinau, žinokit, kaip šitą paaiškinti, nes jau tas fotoaparatas, tai jau čia nebuvo kažkokia retenybė fotoaparatas ir galėjo tarsi fotografuotis ir... Ar galėjo būti kažkas dingo, kad, nu, tiesiog, do archyvų kažkas atsitiko? Irgi nėra, kad šitose ypatingajame archyve būtų minėta, kad ten fotografavomės ar ką. Viena vertus, kaip irgi nelegalus veiksmas tuo metu buvo, tai gal nenorėjo labai įsiamžinti, nebuvo tokie drąsūs. O iš šitų dienų kokias pateikia nes kažkaip. Aš jau atskaičiau, tai ten važiau pas tą sumušę, pasirinkom perdas tam tikriuoką. Jo, ten esu... Bet pasakot, jo, bet jeigu tu papasakosiu bendresnį vaizdą, tai bus iškviestas prie pat redaktorius, turės atsidėti savo. Gerai, tai dėkoju, tada dar sykį pranešėjai labai ačiū, taip pat visiems dalyvavusiems čia gyvai ir visiems prisijungusiems. Dabar, dėl tolesnių seminarų aš pasakysiu, kad dabar turėsime šiokią tokią pertrauką ir jau rudenį greičiausiai rugsėjo arba spalio mėnesį rinksimės. Klausysime Jurgitos Venckienės pranešimą apie Šatrijos raganos kalbos raidą, lietuvių kalbos ypatybės tam bendrame XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios kontekste. Aišku, tą informaciją mes tikrai iš anksto skleisime ir vėl pakviesime jūs prisijungti ir dalyvauti. Tai ačiū labai ir atsisveikinu.